Sveikučiai brangieji. Nusiteikiau daryti joninių dėlionę, bet iš tiesų prisipažinsiu, dar iki galo nežinau, nesugalvojau, kaip ją daryti ir tiesiog kaip jau srautas diktuos, kaip kortos šnekės, taip ir darysiu. Žinote, norėčiau padaryti tokią didesnę, truputėlį platesnę dėlionę, dėl to rinksiuosi du variantus, ne taip kaip visada 4 būna pas mane dažniausiai, bet šį kartą bus tik 2 variantai ir jie bus tokie šiek tiek platesni ir išsamesni. O joninės vasaros saulėgrįža, sustojęs, kaip sakyt, tas magiškasis energetinis laikas, ore tvyranti tokia energetika ypatinga šito laiko. Ir be galo man patinka tas periodas vasaros saulėgrįžos, nes iš tiesų yra labai ypatingas metas. Matot, šiandien aš papuošiau savo stalą ir voveraitėmis, ir paparčiais, ir mėlynės jau prasideda, miške voveraičių radau. Labai yra toks vasaros, kaip sakyt, pati vasaros. Ne visai jau pradžia, jau įsibėgėjusi vasara, tai jau vasara rodo savo gerybės, savo gausą, savo dovanas ir nuotaika iš tikrųjų labai ypatinga. Ir šiandien tikrai reikia mergaitės pinti vainiką. Jeigu per pačią saulėgrįžą 20 dieną nenupinėte savo vainiko, tai būtinai šiandien išeikite netgi dabar pat į lauką, kur jūs begyventumėt mieste, kaime juo labiau, ar kažkur sodyboje, vienkiemyje, tai būtų nedovanotina nenusipinti vainiko. Tiesiog, kiek jums intuicija sakys, tiek surinkite augalų, tiek įpinkite juos į vainiką ir pindamos vainiką sugalvokite ypatingus meilės norus, nes meilės norai būtinai išsipildys šiuo laiku, šiuo ypatingu vasaros laiku. Gerai, 2 variantai joninių dėlionė. Pirmasis variantas ir antrasis variantas. Tai bus tiesiog signifikacija jūsų dabar energijų, kokiose energijose jūs esate ir apie ką, kaip sakyt, diktuoja pačios kortos. Tai ir išsirinkite savo variantą ir žinote, dar nenusiteikusi visiškai identiškai daryti dėlionės. Kaip jau sakiau, kaip jau diktuos kortos, kaip man eisis kalbėjimas, kaip eis srautas, taip aš ir kalbėsiu prie kiekvienos dėlionės. Tai šiek tiek tokia neįprasta dėlionė. Ir pasižiūrėkime pirmąjį variantą, pirmąją kortą. 5 kardų korta. Panašu, kad jūs šiuo metu esate kažkokioj įtemptoj situacijoje ir turite kažkokį klausimą, kurį reikia išspręsti arba tiesiog įtampoje dabar kažkokiuose, įvykių sukūryje dėl kažko reikia pakovoti, dėl kažko reikia įdėti pastangų, netgi galbūt kažkokie tai dalykai jūsų gyvenime išeina šiuo metu, prarandate kažką galbūt susidurėt su aplinkiniu nesąžiningumu, noru įskaudinti ar kažkokiu noru suvesti su jumis sąskaitas. Gal netgi kažkas kėsinasi į jūsų kapitalą, galimas toks dalykas. Gerai, pasižiūrėkime toliau. Kągi kortos pasakys jums toliau. Jūsų situacija tegul paaiškina kortos, aš taip apversiu, nes jos visos šitaip yra. Tegul kortos paaiškina, kame tie 5 kardai ir pasižiūrėkime,
Toliau. 7 taurės ir aukščiausioji žinė. Taip, tai greičiausiai jūs mergaitės, kaip sakyt, negavote savo svajonių išsipildymo ir žmogus nepateisino jūsų lūkesčių. Ir tai, kai paklausėm, kame tie 5 kardai, kame ta kova, žiūrėkite, jūs liekate nesuprasta, žmogus jūsų nesupranta, jūs apie vieną svajojate, žmogus visai apie ką kitą svajoja. Ir tiesiog, kad jūs greičiausiai esat visiškai skirtingi žmonės ir jūs mergaitės esat ta, kuri čia žiūri, ypatinga, nes krenta jums aukščiausioji žinė. Taip, savaime suprantama, kad tokiai moteriai yra be galo aukšti lūkesčiai vyro pusėn, kad jūs norite rasti partnerį ir turėti partnerį, jeigu ir radote tą partnerį, norite turėti jį tokį, kuris bent kažkur prilygtų jums, kad jis būtų lygus jums. Bet panašu, kad jūsų svajonės apie meilę ir lieka tik svajonėmis, kad kalbos, pažadai, kuriuos žmogus jums sakė, kalbėjo, jie ir beliko, žinot, vėjyje skambėjo, nuplazdeno, nuplasnojo ir jie nebuvo realizuoti. Bet, žinot, jūs labai jaučiat tokią nuojautą turite, kad vat kažkokia bus likimo malonė, kad kažkas turi įvykti tokio, kad likimas jums pagaliau turi šypsotis ir, aišku, kažkoks dar jaučiasi nestabilumas, kažkoks nesusikalbėjimas ir vat ta pirmoji kardų korta, ji ir parodė tą nesusikalbėjimą ir jūsų lūkesčių nuvilimą į jūsų pusę. Ir ką aš galiu pasakyti, kad jūs dabar esate savo tokiam labai gražiam dvasiniam būtent brandume, nes šiaip savo aukščiausioji žinė neiškrenta šitą kortą. Ir netgi užsižiūrėjau, čia yra, gal aš garsiai neįgarsinsiu, čia kai kurie niuansai yra šitoj kortoj pavaizduoti, tai ir netgi juodosios magijos elementas yra ir jis, žodžiu, susipina, čia labai daug niuansų, labai daug dalykų susipina, bet jūs labai esat dvasingas ir išmintingas žmogus, jūs pati. Ir jūs to paties tikitės ir iš partnerio, aišku. Jūs tikitės kažkokio apčiuopiamų rezultatų, kažkokio pažadų įgyvendinimo, bent jau tai, ką pažadėjo, arba bent jau kažkokio, žinot, nusistovėjimo, stabilios emocinės būklės, to norite ir kad žmogus suprastų. Bet pasižiūrėkime, gerai, paklauskime kortų, nes jūs matot, jūs čia tobulėjate, jūs mokinatės, jūs siekiate aukštumų, jūs siekiate savo gyvenime aplamai apčiuopiamų rezultatų, aplamai tokio bendro vaisingumo. Galbūt jūs netgi, jeigu dar čia neturite šeimos, jūs labai rimtai planuojate apie šeimą, galvojate. Ir galbūt jūs esate tokiame amžiuje, kai norite vaikų, galbūt jau turite vaikų, bet galbūt dar norite vaikų, o žmogus jūsų gali ir nesuprasti šito klausimu. Jeigu čia esate jaunos mergaitės, tai jūs ypatingos esat, nes jeigu jauname amžiuje iškrenta aukščiausiosios žinės korta, tai rodo, kad jūs labai emocionaliai pasiekusi, pažengusi asmenybė esate. Ir dvasiškai, ne tik emocionaliai, nes jūs turit labai labai aukštus lūkesčius. Ir žinot ką?
Dar va šita 7 taurių korta, kadangi mes čia ypatingą dieną darom dėlionę, ypatingą atmosferą šiandien turim. Esu miške mergaitės, tarp paparčių, tarp medžių, tarp samanų ir kvapas ypatingas. Ir jūs neįsivaizduojat, kokia yra aura šiandien. Ta reikia pajusti, tą reikia ypač pajusti. Jeigu kas turit galimybę, labai rekomenduoju bent pusvalandukui nulėkti į mišką. Nukrypau, bet žodžiu yra taip, kad jūs dar galite, kaip sakyt, tuos norus sugalvoti būtent šiandien ir tie norai tikrai jūsų išsipildys. Pažiūrėkime meilės sritis, kas toliau laukia, meilės sritis, kas toliau laukia. Panašu, kad nežinia, panašu galimas dalykas ir melas, ar apgaulė, arba aplamai neaiški situacija. Nebūtinai ten, žinot, kažkoks melas iki nugriuvimo jau kaip būna meluoja ir net neraudonuoja ir net neatsisuka atgal pasižiūrėti, ar tas melas jo paties neatsiveja. Bet žinot, mergaitės, kad melą pajusti yra iš tikrųjų labai stebuklingas akmuo ir panešiojus kažkiek laiko tą akmenį labai gerai, puikiai pradeda matytis žmogaus, su kuriuo bendraujate, tos šešėlinės pusės. Ir tai yra akmuo labradoritas. Jis padeda jum pačiai įgauti to magiško įžvalgumo, regėjimo. Ir netgi labradoritas yra aukščiausiosios žinies akmuo ir tai žinių akmuo ir dauguma magijos žmonių nešioja šitą akmenį. Aš jį turiu su savim, aš jį taip pat nešioju. Aš turiu ir papuošalų nemažai su labradoritu, turiu ir karolius, kuriuos labai mėgstu užsidėti, pasipuošti prie kažkokios suknelės. Turiu apyrankę, turiu puošalų rinkinuką su labradoritu. Ir padeda man tai iš tikrųjų. Ta akmenį iš karto jauti. Ir tu jauti, kai jo reikia. Tai aš jums rekomenduočiau, jeigu jums patinka šitas akmuo, čia labai svarbus niuansas. Jeigu jis jums patinka, būtinai nors mažytį akmenuką turėkite. Nesvarbu kokioj formoje, ar tai žiedelį, ar tai apyrankiai, ar tai ant siūliuko pakabintas, jokio skirtumo, ar visiškai tiesiog palaidas akmenukas kišenėje. Bet rekomenduojama, kad jis liestųsi su jūsų kūnu. Idealiausias variantas, kai pakabukas kabo ant kaklo ir jis yra prigludęs prie kaklo, prie antrosios čakros, kada jis prigludęs yra. Tai idealus papuošalas. Aš tokį papuošalą turiu, irgi naudoju. Ir nors tai ten nešioju vat tokio maždaug dydžio akmenuką labradoritą, jis veikia ypatingai. Taip, tai truputį toks nukrypimas. Bet dabar grįžkime atgal prie taro kortų ir jūsų dėlionės. Tai mėnulis vat ir pasako, kad bus kažkoks neaiškumas, bus tarsi migla pučiama į akis, gali būti ir ta pati apgaulė. Bet žinot, kas įdomiausia? Jūs tiek norite tų tikrų jausmų, jūs tiek tikitės, kad kažkada bus jie, kad kažkada ateis ta meilė. Ir aišku, jūs norite to žmogaus, su kuriuo jūs dabar ir turite tą konfliktą. Jūs norėtumėt, kad su tuo žmogum viskas būtų gerai, kad su juo sektųsi santykiai, kad bendravimas sektųsi. Ir žinot, kas yra įdomiausia, kad galimas dalykas, jūs pati save įtikinėjate, kad viskas bus gerai, kad viską galima pakeisti.
Ir žinote, yra toks dalykas, dar čia, kad jūs, vat, kaip sakiau, tikitės. Dar to nuosaikumo, dar to kažkokio suradimo, viduriuko suradimo ir tikitės, kad bus, tiesiog stabilizuosis, kad kažkaip prisitaikysit vienas prie kito. Bet žinot kas, tai yra išbandymas. Tai yra išbandymas jums siūstas iš aukščiau ir jūs tą išbandymą turit praeiti ir žiūrėkite, toliau krenta vėlgi 7 kardai. 7 kardai. Labai noriu, žinot, pasakyti, kad jūs linkusi netgi save aukoti. Netgi savo įsitikinimus kartais peržengti, perlipti, kad priimtumėt teigiamą sprendimą jų dviejų naudai. Bet tai yra nesėkmingas planas, taip negalima daryti. Ir vat kortos, matot, jums sako, jums pučiama migla į akis, jums galbūt meluojama, bet jūs ir pati norite nematyti tos skaudžios tiesos. Ir nuosaikumas tai įrodo, kad jūs norite prisitaikyti, kad jūs norite stabilizuoti tą situaciją, sugebėti paversti iš neigiamos į teigiamą. Bet čia panašu, kad jums siunčiamas visatos išbandymas ir kad jūs nenorite to matyti ir tiesiog ignoruojate akivaizdžius visatos ženklus, ignoruojate akivaizdžiai tai galbūt, ką jums sako aplinkiniai jau žmonės, ne tik tais jūs pati. Ir nebėkite nuo tiesos, nebėkite nuo tos tiesos, nes yra tiesa tokia. Gerai, pasižiūrėkime, ką tuomet tas žmogus, jis aplamai, koks požiūris į jūs to žmogaus ir į jūsų santykius, pažiūrėkime. Vežimas, magas. Ir 5 taurės. Žiūrėkit, koks jo požiūris ir ką jis apie jūs galvoja. Mergaitės, būkit labai atsargios su tokiu žmogum. Šitas žmogus nenusiteikęs pralaimėti ir šitas žmogus labai stiprias pozicijas turi. Jis apie save galvoja kaip apie labai stiprų žmogų ir kad jam pavyks situaciją paversti į savo pusę ir jis tikrai nenusiteikęs nuolaidžiauti jums. Čia jūs nuolaidžiaujate jam, suprantat? Čia jūs linkus nuolaidžiauti ir daryti kompromisus. Jis nemato reikalo jums nuolaidžiauti ir prisitaikyti. Be kita ko, pažiūrėkit, krenta magas. Nuostabiai graži korta, nuostabiai išdidi korta. Žiūrėkit, iškrito 2 vyriausieji arkanai, ką jis galvoja apie jūs ir jo požiūris apie jūs. Jis mato jūs be galo stiprią. Jis mato jūs be galo energetiškai stiprią ir be galo tokią, žinot, koncentruotą asmenybę. Jeigu jūs jau kažką sumanėt, tai jūs būtinai bet kokią kainą galite tai turėti. Bet ir jis nepėsčias, mergaitės. Ir jis nepėsčias. Bet žiūrėkit, man labai džiugu. Šitą kortą krenta magas, krenta netgi toks, sakyčiau, dalykas, kaip jums abiems gali kristi. Tiek jam, tiek jums. Ir žinot, jeigu aš čia iš pradžių sakiau, kad jis jūsų nedasiekia galbūt kažkuria prasme, nes jo nerodė, tai dabar jis iškrito visame gražume. Kortos atskleidė, kas tai per žmogus. Tai tikrai labai stiprus žmogus, labai kovingas, labai karingas ir netgi labai kerštingas žmogus. Be to veikiantis, labai greitai veikiantis. Jeigu jūs aukščiausioji žinė, tai jis magas. Ir
5 taurės. Ir vėlgi žiūrėkit. Ir čia 5 kardai iškrito iš pat pradžių, o čia iškrito 5 taurės. Tai reiškia, kad kova yra, konfliktas yra gilus, konfliktas yra toks konfliktas, kuris turi ateityje pasiekmes. Kas tai bebūtų. Ar tai melas iki visiško negalėjimo, juodas melas, ar tai kažkokia, čia neištikimybės nerodo, bet kažkas yra tokio, kad jūsų konfliktas yra labai aštrus, labai gilus ir jis nešantis pasiekmes. Ir dabar žiūrėkit, ką jis apie jūs galvoja, kaip jūs jo galvoje ir akise atrodote. Jis nori jis nori išlipti iš vandens sausas, aš taip pasakysiu. Ir jis nori išsikovoti, jeigu čia kartais vyksta skyrybos mergaitės, tai va čia bus labai aštri kova. Ir tą kovą, galimas dalykas, jis laimės. Galimas dalykas, jis tą kovą gali laimėti. Su skaudžiom pasiekmėm jum. Nepaisant jūsų išminties, nepaisant jūsų asmenybės gilumo, šitas žmogus jūsų atžvilgiu gali elgtis nesąžiningai, bet labai norisi tikėti, kad kantrybė ir ta dvasinė meilė pasuks energijos srautą link kilnaus veikimo. Labai tuo norisi tikėti. Bet kaip sakiau, čia gali būti visko. Ta kova gali būti jūsų labai nemaloni, labai tokia, tiesiog rodo nesėkmingą santuoką, nesėkmingą sąjungą ir tiek. Ir galimas dalykas. Gerai, pasižiūrėkim. Ar galima visatos požiūriu, paklauskim tokį globalų klausimą, kadangi šiandien ypatinga diena, visatos požiūriu srautas. Jūs ir jis, ar įmanomi santykiai ir ar įmanoma jums būti kartu? Trys pentakliai, 8 kardai ir 4 taurės. Ar įmanoma visatos srautas, koks eina jums? 3 pentakliai kaip ir viskas turėtų būti. Turėtų būti taip, kad turi būti, žinot, kažkoks kilnumas. Turi būti kažkoks kilnumas tarp žmonių, tarp dalyvių. Turi būti jėgų susivienijimas. Ypatingai jeigu žiūrėsim va čia, kur krito nuosaikumas, kuris čia dabar va, ir šitą kortą sujungus, tai turėtų būti jėgų suvienijimas. Jūs turite būti kartu, siekti vieno tikslo. Ir kol nebus to tikslų suvienijimo, ir jeigu jo iš vis nebus, tai bus krizė. Ir panašu, kad jo trūksta. Jūs turite veikti kaip komanda, jūs turite veikti išvien.
Bet bus konfliktas toliau, jis tęsis toliau, jūs neatrasite to. Nu, nenoriu aš taip šiandien sakyti, bet taip kortos rodo. Bet neryžtingumas gali viską padaryti. Reikia ryžtingai elgtis. Nebijot, ryžtingai elgtis. Nebijot pasakyti savo žodžio. Taip, tai nelabai maloni korta yra. Ir 4 taurės, dar žiūrėkite, toks vat, 4 taurės rodo tokį apatiškumą, abejingumą, tarsi atstumimą. Gal mergaitės jums geriau surasti kitą žmogų, tiesiog užbaigti tuos santykius ir palikti šitą žmogų ir nebesikoncentruoti ties jo. Nes visa dėlionė eina link to, kad atstumimas, nesusikalbėjimas, konfliktas. Ir paklausus to klausimo, ką srautas, ką visata mato jų dviejų porą, nemato visata šitos poros. Ir žinot, aš suprantu, kad tokie žodžiai visada labai yra skaudinantis, bet pažiūrėkime gerai, paklauskime, ar jūsų laukia nauja, šviečianti, žydinti meilė? Ar jūsų laukia, tarkim, dar šią vasarą? Na gerai, iki, tarkim, spalio vidurio, ar jūsų laukia nauja įsiplieskusi meilė? Mergaitės, štai kokio daugiau atsakymo reikia. Taurių princesė būsite. Mergaitės, palikit ramybėj šitą nevykėlį, netikėlį ir nežinau. Nes čia yra taurių princesė. Pažiūrėkit, jūs tarsi gulbė ir vėl sužydėsit. Tai vandens stichija, tai prisipažinimas meilėje, tai kūrybinis kažkoks pakilimas. Jūsų sparnai, kaip sakyt, pakils, išsiskleis skrydžiui. Ir turėsite nuostabių, puikių žinių, naujų žinių. Tai reiškia atsakymas teigiamas į mūsų klausimą. Ir bus jums nauja pažintis, bus jums nauja meilė. Ir tikėkime, kad ji bus žymiai teisingesnė, geresnė negu šitas žmogus. Ieškokite mergaitės šį vakar paparčio žiedo. 10 pentaklių ir bus jums, ir rasite jūs tą paparčio žiedą, juk suprantat, ar ne, kad tas paparčio žiedas tai yra nauja meilė, kad tai yra žmogus atėjęs į jūsų širdį naujai, visiškai naujas žmogus. Ir pažiūrėkite, susipažinsite, galbūt netgi išeikit pasilinksminti, eikite šokti per laužą, reikia per laužą pirmyn atgal peršokti 9 kartus. Basomis per laužą. Jeigu neturit galimybės per laužą, bent jau užsidegę žvakelę, bet tik labai reikia, aišku, saugotis, saugumo imtis, kad neuždegtumėt nieko ir savo suknelės neuždegtumėt ir nesukeltumėt gaisro. Bet va šitos 2 kortos, mergaitės, jums parodo, kad nuostabu, laukia nuostabus periodas ir nauja meilė, ir nauji jausmai. Ir svarbiausia, žiūrėkite, 10 pentaklių. Ką galiu pasakyti, su tokiu žmogum, kurį sutiksite, susipažinsite, bus tikrai idiliški santykiai. Rasite, kaip sakyti, toks tokį, abudu vienas kitam labai tiksite, patiksite ir jums seksis tą komandą tarpusavėje sudaryti, ko nesisekė su šituo buvusiu, kaip sakyti, aš jau noriu sakyti buvusiu partneriu, nes pagal kortas, pagal srauto eigą visą, tai jau rodo, kad tai buvęs žmogus. Ir pažiūrėkit, norisi palinkėti jums nuo šių joninių, nuo šios saulėgrįžos, sugalvokite drąsiai savo norus. Ir žinote,
Įpinkite į joninių vainiką visas savo svajones, pačias drąsiausias. Pindama šnabždėkite savo norus. Šokite užsidėjusi vainiką ant galvos, šokite per laužą, šokite per ugnį. Ir paryčiais, brisdama basa per rasą, nuneškite tą vainiką į upę, išplukdint, kad jūsų norai išplauktų upės tėkmėje, ar ežere, ar upėje. Ar nesvarbu kur. Netgi jeigu tokios galimybės neturit, prisileiskite vonę vandens. Ir tą vandens stichiją, kodėl vainikas plukdinamas vandeniu? Nes vandens stichija yra meilės stichija. Ir kad tas vainikas sušlaptų, suprantat, kad jis pagautų tą stichiją, kad jis pajustų tie visi jūsų norai, tie visi jūsų užmanimai, kad jie įgautų tos magiškos, paslaptingos galios ir jūsų norai pradėtų pildytis. Ir bus viskas nuostabu. 10 pentaklių, tai ir gausa, ir brandų santykiai, ir šeimyninė laimė, ir namuose džiaugsmas. Puiku, tai vat, toks pirmasis variantas. Dabar aš taip po vieną kortas įdėsiu į kaladę, kad jos gerai išsimaišytų. Ir pasižiūrėsime antrąjį variantą. Ypatingoji joninių dėlionė. Taigi, pirmiausiai pasižiūrėkime jūs, ką kortos rodo apie jūs šiuo metu, kokiose energijose jūs šiuo metu esate. Atsiskyrėlis. Žinot, atsiskyrėlis tai visai nereiškia, kad visiškai atsiskyrėlis. Bet gali būt, kad jūs esat vienišas žmogus šiuo metu ir galbūt labai norite surasti savo antrą pusę, savo tikrą antrą pusę. Galimas dalykas, kodėl jūs tapot tuo atsiskyrėliu? Dėl nusivylimų, dėl nesėkmingų santykių, dėl žmonių, kurie vis nuvilia jūs. Ir gal jūs pasiruošę labiau, žinot, gilintis į gyvenimą, į gyvenimo tiesas, į visokius dėsnius, gyvenimo dėsnius, į visatos dėsnius. Ir atrasti labai daug klausimų. Gal jūs dabar užsiėmę savęs tobulinimu ir gilinatės galbūt į ezoteriką netgi, galbūt tiesiog esate priėmę tokią, žinot, vidinio dvasinio tobulėjimo kryptį. Ir galimas dalykas dar, gal jūs tuo atsiskyrėliu tapote, nes tiesiog esat be galo protinga asmenybė. Apdairi asmenybė, nebenorite daugiau įskaudinimų, nebenorite daugiau tų nusivylimų, norite, jeigu bus santykiai, jų norite tikrai tikrų, vat būtent. Ir jeigu, žinot, papuola jums dabar kažkokie tai pažintys ar kažkokie pasiūlymai, jūs labai kritiškai juos sureaguojate ir tiesiog atmetat, nes kiaurai matote tą žmogų, kad su juo net neverta prasidėti. Pažiūrėkit, ne veltui raganosis ir lempa. Tai yra tokia, žinot, kombinacija, kai apšviečiat visą žmogų, iš karto nuskenuojat, netinka viskas, perdurėt savo ragu ir atmetat tokį žmogų. Jūs norit to tyro, tikro, be melo, be kažkokių
apgavyščių, be pagražinimo žmogaus. Ir jūs pats esate svarbiausia toks žmogus. Jūs esate jau ištobulėjęs ir pasiekęs žmogus ir sukaupęs didelę išmintį. Galimas dalykas, jūs esate mergelės ženklo žmogus, o jeigu ir ne, nes čia mūsų labai daug žiūri, galbūt esate žemės ženklo žmogus. Jeigu ir tai ne, tai jūs tiesiog esate tose stichijose, kad jūs pasiekėt tą išmintį, tą tikrai išminties lygį, kuris neleidžia jums prasidėti su bet kuo. Jūs galbūt maloniau pasiimsite knygą paskaityti, negu tuščiai plepėti apie nieką ir švaistyti savo energiją. Ir po to, žinot, rasti tokį savyje jausmą, tarsi praradote, visiškai tuščiai laiką išvaistėte. Ir žinot, galimas dalykas, jūs esate toks žmogus, kuris ir draugų neturi per daugiausiai. Jeigu yra draugai, jie yra 1, 2, nu maksimum 3 tokie tikri, bet tie žmonės, su kuriais jūs galit bendrauti, galit šnekėti ir nesijaučiat išsunktas po tokio bendravimo. Jeigu, pavyzdžiui, praeityje turėjote daug draugų, galimas dalykas, juos visus atfiltravote. Ir va, tie tikrieji 1 ar pora žmonių, kurie liko prie jūsų, jie yra laiko patikrinti, situacijų patikrinti, arba tiesiog gali sutapti jūsų požiūrį, jūsų mąstymą, jūsų energetiką. Va, tai tokiose energijose, tokia jūsų signifikacija. Taip, toliau pažiūrėkime, kągi kortos sako. Kokia toliau kryptis. O, 6 taurės ir 3 lazdos. Panašu, kad ilgitės senų gerų laikų, kad buvo kažkur kažkada gerai. Gaila laiko, kaip sakiau, iš tikrųjų, žvilgsnis atgal į laiką, atgal į... Galbūt gailitės kažkokių, žinot, užbaigtų santykių. Ne šiaip nei taip užbaigtų santykių, kuriuos norėtumėt dar iki galo išaiškinti, atverti. Galbūt galimas dalykas, kad eina žmogus pas jūs iš praeities. Labai galimas dalykas, nes tokia korta, matot, čia tarsi Feniksas iš pelenų prisikėlęs. Gal žmogus, su kuriuo, ar tai turėjot santykius, o gal turėjot tiesiog labai gražią pažintį, bet ta pažintis nebuvo išvystyta toliau iki aukštesnio lygio. Tiesiog vedinas prisiminimų pas jūs nori grįžti. Arba jūs tiesiog grįžtate prie praeities idealų. Ir dar ką gali rodyti šitą kortą? Išskirtinės kažkokias iškilmes. Gali būti šeimininės iškilmės, gali būti kažkokios išskirtinės datos. Ir žiūrėkite, 3 lazdos, panašu, kad pasiruošę veikti esate ir jeigu bus susitikimas su žmogumi iš praeities, tai jis bus sėkmingas. Jis bus labai toksai sėkmingas ir bent jau tokį, žinot, duodantis tokį jausmą, kad va štai atlikote tai, ką reikėjo atlikti. Bet galbūt, kas ten žino, kaip gali pakrypti įvykiai ir kaip gali susidėlioti situacijos bendraujant su žmogumi iš praeities. Ar nesukils emocijos, ar nesukils jausmai, ar nesukils prisiminimai. Lazdų karalius, 8 kardai ir teisingumas.
tie jausmai, sukils prisiminimai ir panašu, kad jie, žinot, jie taip ir turėjo būti, kaip ir buvo. Tai labai daug, sakyčiau, nereikia turėti vilties į tuos praeities santykius, nes taip, iš pradžių, kai susitiksite, bus aistra, bus noras bendrauti, bus noras prisiminti. Taip. Bet žinot, vėl krenta tie 8 kardai. Ir galimas dalykas, kad netgi kažkokios apkalbos gali išlysti, kažkoks šmeižtas gali išlysti ir dėl to suaštrėti konfliktas. Gali būti tiesiog kažkokios nemalonios naujienos, kažkas tokio dar išlys. Jūs jau čia kaip ir žinot, kaip būna, susitinkat, lyg tai visi skaudus dalykai pasimiršę būna. Norisi kalbėti tik apie gerus dalykus, norisi bendraujant su žmogum neiškelti to šiukšlyno į paviršių. Bet tas šiukšlynas jisai vis tiek duos žinot. Ir paskleis. Ir matot, ir nieko negalėsit pakeisti, nors ir koks bus noras pakeisti. Tarsi užuosit tą šiukšlyno negerą kvapą. Tarsi rankos bus surištos ir negalėsit nieko pakeisti. Ir vis tiek teisingumas. Ir visata neleis, žinot, visata neleis jūsų iš naujo įskaudinti. Kas yra gerai. Ir jėgos, ir visata mato situaciją ir mato, serga už jūs, tiesiog saugo jūs. Ir bus geriausia ir teisingiausia tiesiog nebekelti tų prisiminimų į aikštę. Nors galimas dalykas, visa ta situacija išlys. Gerai, pasižiūrėkime, ką toliau kortos parodys. Tiesiog 5 pentakliai, pentaklių karalienė ir kvailys. Na štai, matot, 5 pentakliai, matot, visiškai kartojasi pirmo varianto kortos, labai panašios. Tai bizūnėlis, matot, botagėlis toksai. Ir tas botagėlis kerta per širdį, per jausmus, per pinigus, per kažkokius, gali vėlgi konfliktas, konfliktinė situacija dėl to kilti, dėl tų, žinot, kažkokių neteisingų dalykų, kažkokio iškilusio prisiminimo, net dėl tos pačios prarastos meilės gali iškilti toks konfliktas. Ir žinot, kas yra geriausia, kad jūs ir vėl suprasite, jūs pajusite save, kokie jūs esate, mergaitės, kas jūs esate. Ir jūs nebeleisite, matot, viskas, po šitos kortos krenta nauja pradžia. Jūs suprasite, kas jūs esate. Ir žiūrėkit, vėl kartojasi mergelės korta. Žemės stichija, žemės karalienė, pinigų karalienė. Jūs suprasite, kas jūs esate, kur jūs esate. Ir jūs tam žmogui parodysit pirštu savo vietą. Nes jūs esate dabar tokiose pozicijose, kad jums niekas negali aiškinti, kaip gyventi, kaip yra teisinga, nes jūs pati už visus geriausiai žinote. Nes jūs esate pasitikinti, pasiturinti, save išlaikanti greičiausiai, praktiškai ir atsakinga moteris. Be kita ko dar labai pabrėžtina, kad jūs esat labai harmoninga asmenybė, dvasiškai harmoninga. Ir turite tokį, žinot, talentą šitam gyvenime sudėlioti visus savo gyvenimo įvykius, savo gyvenimo
kaip sakyti, lentynėlės sutvarkyti. Čia meilė, čia pinigai, čia tas. Ir viskas. Ir jūs suprasit, kad visata jūs saugo, kad visata jūs myli ir jums neleis padaryti dar vienos klaidos. Ir dabar galutinai, dar žinot, koks čia gali būti variantas. Pavyzdžiui, jūs su savo žmogumi, su savo vyru nuolatos konfliktuojate, nuolatos pykstate ir jūs dabar esat pasinėrus į vienatvę, į savęs tobulinimą, į savęs gilinimą. Bet galimas dalykas, tas pats jūsų sutuoktinis, va čia galima viską pritaikyti. Tai prisiminė, kaip buvo gerai, kaip buvo džiugu, linksma, gera su jumis gyventi taikoje ir imsis veiksmų į jūsų pusę. Bet teisingumas yra ir visata neleis iš naujo jūsų skaudinti. Jisai gali pas jūs ateiti su tokiais, žinot, meilės troškimais, meilės pasiūlymais, bet visata jums neleis šitos klaidos kartoti. Ir jūs tam žmogui parodysit, matot, jūs ir rodo tas pirštas į tą žmogų, kad žiūrėk žmogau, ten tavo vieta, o mano vieta yra kitur. Ir krenta kvailio korta ir reiškia jūs su tokiu palengvėjimu, su tokia, žinot, gaiva mintyse priimsit labai svarbų, bet labai sėkmingą sprendimą, kurio jau reikėjo labai seniai. Ir tai gali kitiems atrodyti, žinot, aplinkiniams, tai gali atrodyti tarsi kažkokia beprotybė, ką jinai daro, kaip jinai, juk jau reikėjo gyventi, jau dabar ir vėl, žinot, kaip žmonės pasako, taip jau nulinguoja, kad jau galėjo jau čia susitvarkyti ir gyventi savo gyvenimą, bet va ne vėl išsidraskė. Bet jūs viduje jausite tokį lengvumą ir tokį tarsi apgirtimas, tarsi svaiginanti būsena bus. Jūs būsit be galo savimi patenkinta. Ir tiesiog džiaugsitės priėmusi savo teisingą sprendimą. Ir žiūrėkit, čia krito 3 lazdų korta. Iš pradžių tas žmogus, matot, gali suokti, kaip čia mes gyvensim, kaip čia kas, kaip čia bus, bet jūs, kai pamatysit, kad nieko gero, tai va jūs pati priimsit tą sprendimą, kad jums atsiveria nauji horizontai, kad jums reikia judėti į naujas vietas, į naujas neatpažintas vietas, nauji horizontai jums atsiveria. Sugalvokite būtinai joninių norą. Imperatorius ir 9 pentakliai. Wow, mergaitės. Nes jums štai ateina imperatorius. Ir jūs būsite patenkinta savimi, savo gyvenimu. Mergaitės, ateina imperatorius, tas tikrasis, kilnusis, išmintingasis, protingasis, gražus, vertas visų komplimentų vyras, su kuriuo jūs pasieksite visų savo svajonių, kuris padės jums įgyvendinti jūsų svajonės, su kuriuo jūs įgysite stabilumą ir net su tokio žmogaus galia jūs tapsite galinga. Jūs abu apjungsite ir valią, ir protą ir pasieksit, žiūrėkit, wow, negali būti nieko gražiau. Imperatorius ir 9 pentakliai. 9 pentakliai daugiau parodo jūsų tokią būseną. Ir štai jūsų noras, jūsų tas vadinamas paparčio žiedas sužydės šią naktį, mergaitės. Ieškokite paparčio žiedo, pinkite vainikus. Kaip jau minėjau pirmajam variantui,
naudokite ugnies stichiją. Ugnies stichiją bent jau žvakę uždėkite. Ir atsivers labai didelės galimybės. Ir jūs būsite tokiam, žinot, pakilime, savimi pasitenkinime. Pasitenkinimas savimi toks ateis, kad štai pagaliau jūs išdrįsote pakeisti savo gyvenimą, ko reikėjo jau seniai. Jūs pajusite pasitikėjimą savimi ir kas labai labai svarbu, jūs pajusite saugumo jausmą su šito žmogum, su nauju žmogum. Ir žinote, dar kas yra, kad jūs jausitės būtent saugumo jausmą, nes viskas yra sveiko proto ribose. Kai su tuo anuo buvo kažkoks nukrypimas, kažkokie svyravimai, nestabilumas, ateina, neteina, šneka, nešneka, prisimena, neprisimena, daro, nedaro, myli, nemyli, žodžiu, kažkokios buvo svarstyklės. O čia yra stabilumas ir visiškai toksai saugumo jausmas, kas jums neša be galo tokį, kaip čia pasakyti, pasididžiavimą savo žmogumi ir savimi, kad taip, štai, aš tiek daug laiko sugaišau, bet aš dabar turiu tai, ko svajojau ir ko siekiau visą gyvenimą. Nuostabus antrasis variantas, mergaitės, tai tikrai labai rekomenduoju. Blogiau nebus tikrai, kodėlgi nepadarius to. Atrodo, gal ir juokinga. Atrodo, dabar eisiu, aš čia jau metuose moteris. Daug kas taip man rašot iš mergaičių. Jaunos merginos lengviau šitą padaro, bet ypatingai, tarkim, virš 40 jau moteris save kažkaip tai laiko solidžiomis ir kur aš jau ten dabar eisiu to vainiko į pievas pinti. Eikite, mergaitės, nepatikėsit, kokią gerą nuotaiką turėsit, bent jau kol pinsite tą vainiką. Ir pindamos vainiką įpinkite savo visus norus ir svajonės. Ir kaip sakiau, ugnį įjunkite, vandenį įjunkite, visas stichijas ir norai pildosi, stebuklai būna. Tai labai gražios, mistiškos, paslaptingos, stebuklingos ir norus išpildančios joninių nakties. Iki.